Esu paprasts, reikės video padaryti prisistatymą, galbūt ir dabar galėčiau pristatyti. Čia esu Gintaras Gedminas, man 25 metai, esu kilęs iš Laukuvos, Šilalės rajoną, dabar gyvenu Klaipėdoje, nuomojuos butuką, turiu sužadėtinę, turiu 2 šunis, fainus, vieną pudeliuką, kitą tokį mišruniuką, timpą su tofiu. Jo, užsiemu su klinkeriu, klinkerį dedam, poguojam, mėgstu maudyti, sekėte jau kaip supratot, mėgstu sportuoti, bet per darbus tiek būdavo apleidęs savi ir sveikatą, kad viską kapoja, tik darbs, pinigai, bet pernais supratau, kad, pasiekiau lubas ties tą veiklą su klinkeriu ir jeigu tos pačius veiksmus darysiu, aš turėsiu tą patį rezultatą, kas nėra blogai iš tikrųjų, ką aš pernai pavyko pasiekti, bet sveikatos atžvilgiu aš nebenoriu tiek prarasti, kiek pernai praradau savo sveikatas ir brangaus laiką, kuriuo negalėjau skirti nei savo sužadėtiniai, nei pas savo artimus negalėjau nuvažiuoti. Šie metai bus pokyčių metai, darysiu kitokius sprendimus, daugiau rizikas, daugiau išėjimą iš savo komforto zonos, nes va čia ir yra tai, ką aš noriu daryti. Šitą veiklą, kad aš filmuoju save prieš kamerą, mane stumia į priekį. Aš jau rytą atsikėliau, 5 valandą man jau mintis ten šokinėja, blemba, kokius čia į priekį video reiks montuoti, filmuoti kažką jau. Ir va čia ir tas augims jau įsijungęs, kad va vykst kažkas, adasiu kažkokią veiklą, blem kaip man užsikabino ir noras tą pasiekti, tą aukščiausią tašką, ką aš galiu pasiekti. Varau įsimaudyti ir paskui, jeigu atsiminsiu, dėsiu, varom jėkit. 5 diena. Tai šiandien sausio 5 tvariau išsimaudyti ir šiandien mes pradėsim dėlioti planus, kažką nuveikti ir iš ko čia žiūrėti uždirbti. O uždirbti galim, kaip sakiau, iš tų visų daiktų, kuriuos aš turiu, kažką žiūrėti rimtesnį, gal kažkokį bizniuką susukti. Galbūt atsiras kažkokių bendraminčių, kas pasidalins savo kažkokią patirtim, galbūt kokį mentorių surasčiau, kas man galėtų patarti kažkur įsivažiuoti, bet ne į statybas. Čia gal atsiras komentaro, kodėl nedirbi čia statybus, kokį pagalbinių dirbi, kažką ten kitų statybom kažkokį sritį. Aš su statybom kažkaip nebenoriu kažkokių kitokių ten sričių išbandyti. Aš kai su klinkeriu to dirbu, tai man jau tų statybų 8 sezonus realiai tuos pačius veiksmus darydams, beveik visą laiką būdavo tie patys rezultatai. Praeitą sezoną buvo pokytis, kai pradėjau kelti video, tada jau buvo daugiau tų klientų, daugiau objektų, kainas didesnės galėjau gauti, tai tada pasijauti ir ant uždarbio. Bet šiaip srit, neįdomi. Noriu kažką išbandyti, ką visą laiką. Aš noriu išbandyti kažką naujo, ką seniai svajojau. Pradėti YouTube'ą kelti. Aišku, tie pradžioje pirmi video, nebus čia baisiai kažkokie įdomus, taip galvoju, tai nebus tų žiūrovų ir dokumentuosiu savo gyvenimą. Pačiam bus įdomi pažiūrėti po metų, po 2, po 5 metų. Kai turėsiu kažkad gal vaikų, tai bus įdomi pažiūrėti, pasijūkti, koks tas gintarėlis buvo ten prieš kažkiek 5 ar 10 metų, kur gali lengvai padaryti kažką, nes man patinka bendrauti su žmonėm, man patinka padėti žmonėm. Nes su tom statybom būna atsisėdi vieną objektą, tie patys žmonės, tie patys veidai ir viskas tas pats, ta prasme, labai. Aš jau pavargau nuo tos monotomijos, nuo to viso. Vieną dieną tas pats, jokių naujovių. Tai man noras, sakau, aš vasarą, kai biškį haltūrindavau su trimeriu žuolį pjaudavau, tai važiuoji per objektus, labai greit keičiasi. Nuvažiuoji, žuolį nupjoviai, tu su tuo žmogum pabendravai, važiuoji pas kitą, su juo ten pabendrauji. Ir iš kiekvieno žmogaus fainus, sėkmingus atvažiuoji, tai gali net pasigaudyti kokių gerų idėjų, pabendrauji, kontaktai prasiplėti. Ilguoju laikotarpiu tas tokie paprasti darbukai man net ir atneši naudos ir prie klinkerio veiklos. Reikia nusistatyti sumą, kurią norėčiau uždirbti per tą mėnesį. Per mėnesį norėčiau uždirbti tokią sumą, kurią esu išleidęs įrangą, su kuria filmuoju. Tai čia turiu mikrofoną nusipirkęs, laikiklį telefonui, telefons yra. Tai nežinau, čia to sumą, paskui kompiuterį pirkau. Ganėtinai didelė suma gaunas per mėnesį čia surinkti, bet įmanom. Tai toks iššūkį tikslas ir yra, kad stengtis įgyvendinti. Tai čia gaunas, jeigu visą įrangą pirkau, šiaip norėčiau, kad atsipirktų. Tai čia 3,5 gal, 3,5 tūkstančio kažkas per mėnesį reikia tiek surinkti, kad atsipirktų mano įrangą, ką aš esu sukišęs. Ir seniau esu pirkęs ten senesnį tokį stabilizatorių turėjau ir senesnį telefoną buvau nusipirkęs ten prieš kokius 5 metus, aš jau norėjau pradėti tą YouTube'ą kelti, bet visada įsijungia kažkoks tas savikritiškums. Man nepavyks, man nieks nežiūrės, kainas čia nesąmonės, aš niek neturiu parodyti, aš žiūrės ar nežiūrės. Dabar pasiėmiau kamerą, aš darau viskas, kaip bus, tai bus.
kažką darysiu, kažkas pasidarys, nu, net toks posakis ir darai ir kažkas pasidaro. Po mėnesį laiką matysim rezultatą. Man pavyko bent 100 eurų uždirbti, nepavyko. Kur darbins nenoriu, aš per visą vasarą atidirbau 220, gal net ir daugiau dienų prie klinkerio. Šiaip daugiau, kokie bus 2-3, 2 gal net, nes dirbau ir sausio mėnesį ten praeitais metais ir vasarį. Buvo tų darbelių ten pavienių, bet kai pradėjau kovo mėnesį, kovo 3 pradėjau savo darbus, taip ir iki pat gruodžio mėnesį atkapojau. Ir rugsėjais tai iš viso buvo žiaurus, visą mėnesį išdirbau, vieną tik dieną nedirbau. Tai rugsėjai iš vis žiauriai judėjau, nes darbų buvo belekiek, reikėjo, labai daug buvau darbų prisijėmęs. Aš tiek esu atsikandęs jau to darbą, tokie, žinai, to statybose, tai viskas. Aš sakau, geriau eisiu sniegą kasti, eisiu su to trimeriu, gal kokius krūmus pagenėsiu, dar kažką. Ir, nu, man tai. Ir aš atsipalaiduosiu ir darysiu tai, kas man patinka, tai filmuosiu, aš turėsiu praktikas, pasipraktikuoti, video montuoti ir vis kiekvieną kartą bus kažkoks tobulėjimas. Turi kimarinti, nieko neveikti, arba kažką daryti ir kažkas bus. Kažkokia nauda bus ir man, galbūt kitiems žmonėms kažką įkvėpsiu su savo tą istoriją. Būsiu prieš tą kamerą, toks koks esu, kalbėsiu taip, kaip kalbu, su visais, su šeima, su draugais. Nebandysiu primesti, kad ten, esu ten kažkoks ten belekoks kažkas išsikėlęs ten.